Nu kągi, sveiki. Central Europe Knives Exhibition 2025. Esu parodoj, pabandysiu, kol neprasidėjo apibėgti viską su video ir parodyti kaip kas. Pradedam. Tomo, jakbyś mógł podejść do organizatorów? 14? Mogę też 14. Ostatnio byłem w 2019. No nie. Znaczy, jak patrzę tam... Tak się staram trafić mniej więcej z tego roku i jak nie robię już Aparatai gerulė, analoginiai tokie. Visai neblogi ir kaina gera. Czasami znowu problem z tym. Gerulis. Такого готового нет. Если... O, А под заказ? Не очень. Только выставок. bracia Бережные. Labą dieną. Sveiki. O, kokie žmonės. Taip, būtinai. Так что только выставок, я даже не знаю, по запуску подъявки что-то сделать. Как бы сделать проблема. Kazak stendas su visa įmanoma įranga. Raczej nie 120, 200. Nasze te ładne rzeczy. Ładna broda. No bo to była dwójka, nie? Some items are sold out. Te 100 zł kosztuje, tak? Galastuvai. Ai, čia galim praeiti. Taip, čia medžiagos. Zaolejone strony. Piękne. Ale nie robię, ale tak. Blokai. Żybędolele. Mam też wersję właśnie
Čia tokie labai prabangus peiliukai galingi. Šitas labai gražus. O čia lietuviškas stendas. Lietuvos asortimentas labai galingas. Įvairiausių rūšių. Ir gelešių, ir peilių. Virtuvinių. Ir žinoma galastuvai. Pamojok, Romanai. Judam toliau, čia organizatoriai. Taip, čia Victorinoxas, nelabai aktualu, va štai čia pradėsim. Čia labai vipinių yra, labai rimtų tokių peiliukų. Ir kainos rimtos. Tutaj już nie ma praktycznie w ogóle. To ciekawe, bo zawsze tylko TFF Luz był i co po niektórzy zawsze Tak. narzekali. Na razie to wprowadzili tylko w Ultratechach, więc zobaczymy, jak to będzie dalej robione. Tokia rimta parduotuvė, dileris turi labai tokių ypatingų peiliukų ir Medfordo. I to jest ogólnie ostatnia sztuka, jaką mamy na to dzień. Bo wszystkie plany praktycznie się rozeszły od razu na ten. Nie mamy w ogóle. Znaczy będzie nie wiem, Spaiderko stendas. Pasirinkimas tikrai labai platus. Visokiausių modelių. Civivi. Na miły początek dnia, pokaż jak to robisz. Stiletukai. Labai prikolni ir skirtingo dydžio. Toliau. Kirvukai, tamagaukai žiauriai gražas. Skandinaviški, indieniški, europietiški. Nu, labai gražiai padaryti. To kubotany, tak? Jest z tytanu, nie? Tytanu? Cały z tytanu zrobiony, nie? Czemu takie ciężkie? Bardzo Lekkie. dużo tytanu bardzo, nie? Nie jest pusty, nie? Wo. Ja używam wo takiego. O, Już tekstolita. no. Dużo mniejszy, bardzo nic nie waży. Całkiem. No, wiadomo. Taki bajer. Ale dobra rzecz, dobra. Gladius. Nu, aparačiukas 12 tūkstančių zlotų. Tai čia kažkur apie 3 tūkstančiai eurų. Lygis irgi jau toks neblogas. A ty robisz ten konkurs dalej? Ten na milionierów? Było coś Tas man patiko labai. A to są te nowe szlify, co o tym mówiłeś? Ale już Flanza, to jest Jaka cena takiego? Jaka cena? cena na linerie. Co z kolei?
Zobacz, że To jest mój projekt. How much is Tutaj za rogiem jest stoisko kapugi. Tam on jest dostępny z ceną. To Зрозумів. jest dealer bez techa. Jūs теж це Остап Хелп. Это О, čia pats dizaineris, o čia yra jo sukurtas peilis. Tu для Litevskego rinkoje savo apzorovė. Tai čia pats dizaineris, kuris sukūrė šitą ir čia vat, jau bez techas daro jo peilius ir parduoda. Tai čia jis pats atstovauja. Hapuga half price of this knife, yeah? If you want to buy, I can take you to the There. Okay, and price, you don't know price? Around. Euro, zloty, It's called thumback. Ai, 1500 zł. Around this. To jest 200, 300, 400 euro, coś takiego. It depends on version because it also comes in titanium Jo, and zrozumiem. Damascus. Dobrze, premium dobrze. one. Labai gražus šitas. Bo ja z dzieciakami oglądam i będzie takie zazdro, jak będę miał. Šitas prikolinas mažylis toksai, žiauriai lengvas, No, byłoby fajnie, nie? agresyvus toksai. Šitie tai iš vis fainuoliai tokie. Spurginiai. Bo oni nie mogli przyjść, nie? Więc są paciki? Šitas įdomesnė. O, można patrzeć. Šitie irgi labai patiko. Mažuliai tokie. Spodobał się ogólnie. Powiem Ci, to jest wartość, do której bardzo dużo... Moment, w którym coś poczułem, wiesz? 5 jest dobre, jak masz taki nóż terenowy. Jeszcze, żeby jak na 20 Brzuch chciał wciągnąć, kamerują. To jest stara PRL-owska NCV1. Nie zajebiesz tego żywca. Są mitowane, nie klejone. Znaczy są klejone, ale oprócz klejenia to kulki stalowe, nożyskowe i rozbijam to wszystko. Šitie irgi labai gražus, toks medžioklinis segmentas. Žiauriai faini. O šitas labai patiko medžioklinė tokia klasikinė forma, nerūdėjantis plienas. Žiauriai darbinis toksai peiliukas, pilvas didelis. Chyba że chcesz sobie sam zrobić, to możesz samą klingę kupić. Ja się w takie rzeczy to są dla mnie zaawansowane. A jas kokie fainučiai. Super mažylis. Nu, čia geriausi peiliai Lenkijoje, kaip visą laiką, nedasigausi iki čia. Vėliau gal pavyks. Radek Monach peiliai, mano draugas. Žiauriai gerus gamina, tai pas jį visą laiką eilė. Čia tokie archaiški labai. Čia bulatinės geležtės meistras lieja iš bulato, autentiška technologija ir raštai yra viskas kaip priklauso. Aišku, nepigios. O čia labai gerai matosi tekstūra. Čia sunku pasakyti, kas tai. Čia tokie prikoliniai kasdieniai peiliučiukai. Bet greitai čia juda.
Čia raritetiniai variantai. Visokios geležtės. O čia iš Danijos bičiukai, ten pas jos antikvariatas, tai labai didelė eilė irgi. Neina ten dasigauti. Visi aplipę. Nes ten visokių raritetinių daikčiukų galima gauti. Va. Panašių tokių va. Victorinoxai pilna. Prekyba vyksta. Va, Determanų visokių rūšių. Takie może ćwicy typowo EDC. Čia medžiagos, labai graži mediena, porą kalatukį savo nusipirkau alyvmedžių. Ironwoodas kaina kosminė, apie 30 eurų už kaladėlę. Cześć jeszcze raz. Teraz raz wideo, na ten raz wideo. Wszystko. Saksas. O šitie irgi labai prikolni tokie buvo. Mažuliai. Gal šitie biški geresni netgi be zakliopkio. Galingi išgyvenimo peiliukai. Zombie apokalipsys. 30, karbonował 40, a większe 60. Šitie labai patiko, tokie faini originalas. Dzień dobry. Nie. Šitas gražus labai medžiokliniai. Przegadane są tematy. Kažkas japoniška. Daug labai tokių techno stiliaus peilių, labai daug. Tokie gamintojai yra, kai kurie labai žinomi, kai kurie pradedantis, bet daug labai tokių techniškai tobulintų EDC peilių. Wyjaśniałem zasadę, czemu melona... Przypadek klejeni, potem to ręczne szycie, to jest masakra. To jest aloks pokryty... Tak, cerakotą, no. Vaiderko nakladkės. Nu, va, kažkas panašaus, bet labai dar toli iki Giedrės. Nu jo, moteriškutė. Ten raz nie dotykał? O, čia kažkas prašė pagaminti, o čia jau yra ir žuvies, blizgės, masaliukai, iš karto žvejybinis paruoštas peiliukas. Va, nieko nereikia, yra variantų. Labai sugalvota, su epoksidinė derva, atrodo labai originaliai. Taip, tenai mes jau buvom, ką, bandom tada vidurinius apeidinėti. Taip, biški šitą linkme judinti. Taip, tušinukai kiekvienais metais, šiais metais ypatingai gražus. Šitas gražus labai stendas. Čia tokių gražių ir gurinių.
zbiorowo. 3 klapsy. Jedziesz. Lubił mi coś do przekazania. Древесина. Taip, čia plenai. Damaskas. To Damastilmus, ne? Damastil. Dziękuję. To właśnie robię. Knife Box Gregor. Štai čia užsakinėjau dėžutės peiliams, jeigu reikia, labai gražiai daro žmogus. Va, yra su tokiais paminkštinimais, proginė dėžutė gali būti puikiai atrodanti. Do paska idealna opcja. Lentos pjaustimo. Mažos dėžutės mažesniems peiliams. O właśnie, Virtuvinė. Kirvukai taktiniai. Vėl medžiagos. Dzień dobry. Lew Krawczynko nie ma, musi dzisiaj też nie. Rozumiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Taip, vienas praeitas, toliau čia bus masiniai gamintojai. Čia žibintuvėliai, peiliukai, tuoj prieisim prie pokerio stendo. Čia tikrai yra labai daug. Nežinau, visų gal nebūtina čia rodyti, nes žiauriai didelis pasirinkimas, bet čia iš viso pokerio, iš viso asortimento žiauriai daug. Tai va čia galima viską pačiupinėti, tai ką dažniausiai būna katalogose. Nes peilių žiauriai daug. Va, koksai rakazebras. Kristų. O, automatų, bet kokiam išrankiausiam skoniui. Civivi, Elementum ir visi kiti. Helė, klasika, skandinaviška. Čia Worksharpo stendas. O, kas čia? Čia jau super prabangų kažkokį išleido aparatą. Mediena. Čia vėlgi taktinė tematika. Labai įvairių. Šitie labai patiko pirkliukai tokie. Žiauriai šaltas, bet labai smagiai rankai guli. Į kartą tokia šilta. Na niego 6,5 stówy. W Damaszcie 4 stówy w normalnej stanie. Taip, kągi, bandom dar einam. Čia yra Cold Steel'o. Bus tokie masiniai gamintojai, va štai čia visas asortimentas Cold Steel'inis. Tai čia irgi viskas bestechas. Labai daug įvairių peiliokų. Čia džentelmeniški mažyliai. Čia tokie galingesni monstrai. Čia Lettermano analogai. Zero tolerance. Zgadza się.
Przepraszam. No S30 VN to nie jest. Ja bo już bardziej szanuję M390 Mark. О, божечки. Апаратос. Kirvio gaminimo stadijos. O, čia jau su krauju ar su rūdžiu. Daug labai arba archaiškų, arba labai technologiškai tokių masinių gaminių. Vienetinių rankų darbo tikrai labai nedaug. Va, biškiai atsilaisvino pas Radaką, užėjusi parodysi. Tai va, šitie vieni iš gražiausių knylių. Z kolegą mojej mamy. No można powiedzieć, że... Bo ty masz, wiesz, troszeczkę mało lat, a ja bym wolał... Tak, rozumiem pana. Tak, ale bym przyszedł wtedy z opiekunem. Dobra. Więc na razie się rozejrzę, a jak coś to... Mediana, o Boże, kokia graži. Grenadil, Ironwood. Jezu, kokia graži kaladėlė Ironwoodo. Kraunas yra ir Snakewoodo. No postawcie, a już dla mnie, dobra? Taip, čia yra vienas iš tokių Herman Knives lenkų gamintojas, kur gamina superinius technologiškus irgi lenktinukus. Jie jau tikrai nėra pigus. Jie čia labai seniai jau gaminasi ir žiauriai ištobulėjo. Puikiai mechanika, puikiai guli rankoje, formos originalios. Labai faini tokie aparačiukai. Ale muszę mieć kamerę, laptopę i... Taip, ten jau buvom. Anoj pusėj buvom. Čia irgi buvom, einam už tai čia paskutinis liko ratukas. Taip, čia turime įvairiausių geležčių iš Sandvik plieno ir palyginęs biudžetinės kainas. Man atrodo, kad čia pas juos, kaip čia sakė, viskas po 150 zlotų, tai čia apie 30, biški 20 eurų gal mažiau. Ne, daugiau kažkutė. Nu, kart 4, tai apie 40 eurų. Tai va, labai įvairių formų, labai variantų. Viską dobrze, dzięki. Ir vėlgi, bushcrafteriai, universalūs, gražus, tvarkingi peiliukai techniškai. O, 130, tai viso labo 30 eurų. Puikus peiliukas. Visai neblogi. O, ragatulka. Nu va, cerakota, puikus išgyvenimo aparatas. Kainos labai demokratiškos. Va, universalus peilis, 2x4, tai pem apie 60 eurų. Tikrai puikus.
Jie tokie autentiški. Kardai irgi padaryti pagal brėžinius, matyti, čia kažkokios liekanos. No tu z bezceny to można po prostu wziąć, nie? To nie jest tak, że tu jest dużo ludzi z bardzo dużo. Čia yra variantai į jakutus kažkas panašaus bando daryti. Va, Batyje net mačiau. Po południu już Čia yra bardziej się targuje. A rano Max jeszcze, wiesz, Jakutas. jak dużo ludzi jest przewozą, to się trochę mniej garuje. Maciej, słuchaj, włóż pod ten. Nie przyjdziesz Idziemy o 18 i powiesz minus 150 dali jest baja. Jest zalane epoksydem, ale to jest... Mówimy o trzonku. Tak. To jest element wymienny, który się zużywa. Jasne, natomiast nie, no uprzedzam. Prasme, jaka cena takiego? Stówka, jaka stal to? Tutaj jest Elmax, tu jest K110. Już podaję numer. 503. No Elmaxie. 659. Spoko. 749. Tak. 25 euro może być? Tak, To jest Elmax, tak? Elmax, tak. To ten też jest Elmax. wezmę wtedy ten jeden. Tak, wszystkie są takie same, może minimalnie różnią się grubością, ale to jest 100. Znaczy 100. Super. No, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Jeszcze myślę, że w czasach AI to nie wiadomo, co się O, dzięki. Dzięki. Nu va, padarysim iš Elmaxo gražų peiliuką. Va šitie jau tokie išskirtiniai ir rankų darbo. O, čia iš vis matyt prototipas kažkoks tai. O to jest jakieś nieskończone, tak? Czy to nie To wasze? jeszcze jest nieskończone, to na razie tylko jest kwestia taka, że pokazuje co bardzo fajny, ale szkoda, że nieskończony. To tytan musi być, To tak? jest tytan, tak, ale tu jeszcze jest kwestia taka, że będzie zrobiony, muszą być przekładki, bo tytan się strasznie klei po jakimś czasie i musi być przekładka z... Wygląda bardzo fajna forma, super. No teraz, wiesz, akurat miałem zawirowania życiowe, także projekty rozpoczęte. W następnym roku Natomiast będzie coś Tak, tego. zdecydowanie. Все, dzięki. Jakbyś chciał drewienka, są w bardzo dobrej cenie. AS Custom Knife. Labai perspektyvus bičiukas. Ir finkutės švarios, gražios tokios. Labai gerai formas pagauna. Va, čia man atrodo tokia pat gali būti. Jo, identiškai. O božički, koksai mielas kirvukas. Nu kągi, artėjom link pabaigos, paskutinis ratukas. O, pas šitą žmogų esu kažkada pirkęs vieną peilį. Dzień dobry. Kiedyś ci kupował, ale teraz nie ma takich więcej, nie? Takie maluchy byli bardzo fajne. Wszystkie większe tylko zostali. Do wojny wszystkie gotowe się, nie? Stylistyka, jedne z najładniejszych, stylniejszych noży tutaj wszystkie. Jaka cena takiego? 1300 zł. 4, coś około 300 euro, coś takiego. To troszkę więcej. Jaka stal tutaj? Witam, znaleźć ten chozy. Bardzo ładnie. Można ten, bez rękawiczek. Można ten. Przesunęli mnie na mapce samca. I to też musi być jakoś opracowane pewnie, nie? Naprawdę, ja miałem wziąć go w ogóle dzisiaj, nie wziąłem. Ile przyjdzie? Čia kažkokie jo pinėliai panašus. Analoginiai. Nu kągi,
tiek žinių. 35 beveik minutės, pavyko viską greit apeiti, žinių kol kas nėra daug. Taigi, judam toliau. Sėkmės visiems iki.